Aš gimiau Vilniuje, Raudonajam kryžiuje. 42 aš gimiau ir bombardavo Vilnių. Jinai gulėjo Raudonajam kryžiui. Ir buvo toks daktaras profesorius Katilius. Ir sako, bombos, ne bombos, sako, toks judrus labai buvo, su skrybėlėm žemės, su tokia trostička vaizdelė eidavo. Pietaut, nes žmona pietų darydavo, pietų dienos metu, ar bombas krenta, ar nekrenta, jis eidavo. Ir taip išėjo, mano mama gulėjo gipse, kai mane gimdė, koja buvo gipsuota. Jinai pradėjo gimdyti mane, tos bombos pradėjo. Tai su liftu visus tų gimdyvių nuleido į Rusiją. O apie tai jie pamiršo tiesiog, ne viena liko. Tenai pradėjo rėkti, šaukt, nieks negirdė, absoliučiai, staigiai tauta. O tik tai dėka tam, kad ėjo daktaras Katilius į namus. Pėdaut, nes žmona ten 2-3 valandą turėjo pietus daryti. Ir jis išgirdo ir prilėkė prie jos. Nu tai buvo labai įdomu, nes jis, reiškia, ištraukė mane. Ir sako, tai buvo, pasakė, su pautu jau, pilka toks ploščius, toks pilka pauto turėjęs, kaip lengvas toks pautas, toks, čia buvo lengvo žemeno. Mergaitė, sako, nuėmė skrybėlę, tokį reveransą padarė, mergaitė. Ir nuėjo šaukti tada seselę ar ką. Mes gyvenom ten Kušnypiškės, Giedraičio gatvė yra tokia. Ir Lvovo ir Krokuvos netoli. Tai vadinasi, dabar jinai Giedraičių vadinasi, tarpukarį jinai vadinasi Chutimska. Prie Lenkų, o prieš tai caro metu jinai buvo Chivinska, žodžiu, nuo Chivos miesto. Iš gimdymo namo mane į Turniškes atvežė. Nes tada tėvas dirbo statydama elektrinę Turniškėse. Va. Ir tenai buvomės 2 metai kažkur, tai 3 kažkaip. Tėvas čia darbą gavo, kai Turniškėse tą elektrinę pradėjo Lenkai statyti. Pradėjo statyti ir karas. O jis greitai lietuviškai išmokė, jis be akcentų, be su akcentu, dar man sako, kaip tu kirčiuoji lietuviškai. Jam taip lietuviai patiko, motina sako, Zvarjovo. Atvažiavo čia, su zaliūdžiais, su faidiliūdžiais, su priėmė. Jis Varšuvoje niekad nematytų lietuvių. Čia kai atvažiavo, čia mažai jau buvo tada. Nu, bet labai greit susidraugavo, labai jam patiko. O motina sako, zgaupė. Ko pradėjo, sako, jie vaikšto tenai, sako, iš kaimo jam veža ten lašinių arba ką nors tokio, arba kokius ariaukus, arba ką. Jam patiko, kad be kepurės ir jis pradėjo, jis lieknas toks buvo krūdukas, nedidelis. Sako, tas be kepurės pradėjo vaikščioti, litvinį tą krūzį, ją tak bandė. Neišmoko greit lietuviškai ir įdarbino 2 lietuvius. Tai vienas buvo Alvydas ir jo garbė mano vardas Alvyda. Jis iš Kauno buvo tas Alvydas, kitas dar vienas buvo toks. Ką aš atsimenu, mane mama vedžiojo per teatrus visuomet. Jinai turėjo abonementą, anksčiau dar turėjo ir tas abonementas nuo caro laikų, nes mamos teta buvo tokia aktorė pusaktorė. Tiesiog labai gražiai buvo, labai gražiai dainavo, nu ir ją priėmė. Ir vadino Bieląją Mańką, rusų dar caro laikais. Ir jinai turėjo abonementą visai šeimai. Galima buvo eiti, kas iš šeimos buvo, galėjo eiti veltui į tą teatrą. Tai mama, kai maža buvo, vesdavo, paskui mane vesdavo. Kaip nekeista, tas abonementas Lenkų laikais paskui funkcionavo. Galima buvo eiti ir mama dar sovietmečiu. Jau paskui pasakė, kad jau čia ką jis podėjo savo vaikų, bet mano mama buvo tokia. Sakau, bet aš visą gyvenimą jau į teatrą vaiką mažą vedu. Tai aš atsimenu, vaikų buvau, tai mane į tą Lenką veda, tada opera dar buvo lietuviškai įsikėlęs. Tai man buvo 4 metukai, rodos tada ar 5.
Ir aš beveik visus tenai spektaklius neprisimindavau. Paskui rodė man visur. Tai rodė, kur tas Turanas buvo, kur Štralis buvo, kur Žydų teatras buvo, ten prie Radvilų rūmų netoli, kur Zavalskio ta tipografija buvo, kur tas Slovo buvo, Mickevičiaus Stanislovo, Žerų Krulevskiai. Ir dar sako, afišus tada buvo tokios stiklinės. Ir galima buvo kiekvieną dieną tą laikraštį skaityti, kas neturėjo pinigų. Įstatytas tokiai vitrinai, kiekvieną dieną buvo Slovo ten. Bet jis sako, visi žino, kad tenai, bet iš pradžių tai buvo ten metai ir pusantros metų, tai buvo ten, kur dabar Mokslo akademija, šitam Gedimino prospekte. Ten buvo tas Slovo, nuo pat pradžių. Paskui jie persikėlė tą Krulevską. Paskui jinai man parodė, kur buvo jaunas Mickevičius, kur gyvena tas Jūzuf. Jų šeima visa. Vitebskio va ten gatvė, tai aš žinau, aš paskui jau pradėjau daug rašyti apie tai. Dar mes čia neturėjom tų visų jo knygų, nes tą kontrą ten Londone išleisdavo. Tai mano draugė mes siūsdavo iš Londono, tai aš jau seniai buvau susipažinojęs su Mickevičiu, dar niekas pas mus bendraščių nežinojo apie tą Juzefą Mickevičių. Žinojo, bet kur neturėjo knygų. Tas Vilnius buvo toks įvairus, kai mano močiutė irgi pasakojo, kai jai vyras jos žuvo kare. Tai paskui daug kas įpiršosi, mano motina buvo prieš visą laiką, mažytė buvo, bet nieko nenorėjo jokio patėvio. Tai pora vokiečių buvo. Toks kažkodėl tai vadino kliuskais, kliusker buvo, kas. Ką noriu pasakyti, kad vokiečių čia buvo, jie visi kalbėjo, tai rusiškai, tai lenkiškai, lietuvių mažai buvo tada. Į Mikalojaus bažnyčią. Mama taidavo, jai įdomi, jai patiko, kaip dainuoja lietuviai. Sako, toks tembras, tokie balsai. Paskui už truputį jau nuo mano tėvo užsikrėtė, jau lietuviai pradėjo. O jau paskui, kai jau išvis, kai aš gimiau, tai labai jau gerai buvo, kadangi daktaras Katilius išgelbėjo. Čia anksčiau buvo Švento Kazimiero draugija, caro laikais. Labai pasikeitė, čia dabar ta gatvė dar tokia vat, kad neremontuota būtų, tai būtų normaliai kažkaip, tai viskas pasikeitė labai. Namai tik liko. Šitas liko, kai aš atsimenu, tas kamienica taip vadinama. Ten toliau tokia Heliusė, va šitam name gyvena. Tokia senmergė Heliusė, pas ją buvo turbūt 50 katinų. Namuose, visur, ant lentynų, ant stalo, prie lėkščių, ant kėmų visur. Kur tik tai kas, kur čia koks katinukas gimdavo, tai visi sako, neškit pas Heliusę, priims. Bet jinai įdomi buvo, aš tai su ją taip, man tie katinai įdomus buvo, ne tiek jinai. Mama šiek tiek bendravo, jai įdomu buvo, nes pas ją, nežinau kodėl pas ją. Ateidavo ir Milošas čia, ir Putramintas ateidavo, lankėsi pas ją. Prieš Karalienę linkai gyveno, nebuvo lietuvių čia. Mama tai lankė ten porą lietuvių, jinai bendravo, jinai blogai lenkiškai kalbėjo, lietuviškai kalbėjo. Bet tie, kurie su ją bendravo, gerai lenkiškai kalbėjo. Tai jis sako, jūs manim lenkiškai nekalbėkite, aš noriu išmokti. Ten toliau Fino, ten karutuvėlė buvo tokia, ant kampo. Tai po karą eidavo, o močiutė su mama eilę užimti prie tos parduotuvėlės. Duoną atveždavo, cukrus, dėl to. Ir norėjau, kad aš miegočiau, nereičiau. Aš labai norėjau, man linksma ten buvo toj eilėj. Ten vaikų beveik mažai buvo, bet atsirasdavo. Stovėjau po porą valandų, Kaune, kad pirmam būtų ar ten antram, nes paskui jau visą gatvę čia eidavo. Ten toliau
Tai pačiai gatvėje, va ten toliau. Iš manęs po kairę. Tas pastatas stovi toks pilkas, čia pradinė buvo. Pradinė, o paskui jau buvo, kai aš baigiau tos 4 klasės, tai jau buvo Ukmergėj. Priešais Švento Rapolo bažnyčios. Ai, pokario ten, tada ten nedaug jau inteligentiškų šeimų buvo lenkų. Tokių dar, žinai, pokario vieni tokie jau buvo po 8, po 9, 1 klasė, 10 kai kurie metų turėjo, kur neįdavo anksčiau. Įvairių tokių buvo vaikų. Aš nedaug prisimenu pro draugę, tik tai iš ten berniukų nedaug buvo, mergaičių daugiau. Aš mokykloje irgi pabėgdavau iš pamokų, dažnai labai. Ir arba į kryžių, keletą, ne vieną, jau suorganizuota buvo, 3, 4, 5, va taip, draugės. Arba į kryžių Kauną, arba į Bufalovą, ten gūrą lipdavom kažkur. Tai nieks nebijodavo tada, nieks negalvoja, kad ten visi vaikų, kad jis pavoks, arba išprievartaus, arba kas nors. Arba dar atsimenu, per Nerį tos Tratvos taip plaukė, balkas tokias. Galėjau irgi ten paskęsti, aš taip plaukikė silpna buvau. Tai aš ant tų Tratvų ten, ir plaukėm per Nerį, ten kažkur tai pačiau, kol kažkur tai mus nesugaudavo, ten verti Švento Rapolo bažnyčia, čia Ukmergės gatvė prieš jas mūsų mokykla buvo. Ir mes per tą Nerį ant tų Tratvų, iki ten kažkur tai va čia iki Žvėrydo plaukdavom tiltu. Galima buvo įvairiai. Ir maždaug kaip seseris, aš žinau, kur praeiti per tos kaimelius. Daugiau viskas užtverta, privati valdai, per jokį tam bromą nepraeisi niekur. O tada visus perėjimus galima buvo periodus, kur per gatvę kaip trumpiau, ir kaip seseris rašo. Ten. Aš dar parašiutininkė buvau, aš čia lėkdavau, bėgavau šokinę, 80 parašuolių turiu su parašiutais. Aš ant Trakų ežerą šokinėjau, paskui dar Panerėse, buvau, o Kyviškėse aš pėsčiau ėjau naktį. Jie manęs nenorėjo išleisti, nei tėvas, nei motina. Iš namų dėl tų parašiutų bijojo, kad užsimušiu kada nors, tai aš pro langą naktį išlipdavau, partermės gyvenom. Ir eidavau, aš pėsčiom eidavau Kyviškės iš Giedraičių gatvės. Nes iš ryto jau reikėjo tenai būti 6-7 šolės. Dar jeigu daktaras spaudimą matodavo, jeigu turėjo per aukštą, tai neprileisdavo, tai mes visi sėdėjom citrinos valgėm. Jis jau žinojo, nes numušo citrinos, 3 citrinos suvalgai ir žemesnis tas. Paskiau aš norėjau studijuoti, važiuoti į šitą, važiavau, bet neišlaikiau egzamino, buvusiam anam Leningrade, norėjau institute teatravedinį. Ir perskaičiau laikraštį atsitiktinai, kad ne dabar kažkokius, tai ten rašo, buvo šitam pedagoginiam institute, dar antrą kartą kartos, nepririnkus studentų, arba daug išverė per pirmą ten patikrinimą. Ir kad varyt, poryt egzaminai, galvoju, ne aš ruošiausi, ne aš ką, galvoju, pabandysiu. Kažką tai reikėjo eikti, nuėjau tenai.
Pasitaikė, man bilietas Vanda Vasilievska neskaičiau. Iš mokyklų neskaičiau. Vaičiusnerių viskas turbūt. Kaip aš prirašiau, kaip reikia bilietą. Neskaičiau aš tos Vasilievskas. Matytėm trukus studentus, paskui skaito. Porą atkrito žmonių, ten 2 ar 3, neatsimenu, atkrito. Alvyda Bajer. Matosi, kad neskaitė, bet labai gražus stilius. Gustin tokia ponė, kad skaitė, galvoju, nu čia dabar. Nu ir įstojau. Baigiau, bet man tas daugiau. Nu ir redakciją nuėjau. Červoną štandarą. Aš pradėjau rašyti tenai, tiesiog su kažkom tai ten kažkokios tai diskusijos buvo. Buvo toks kampelis jaunimui ir aš kažką tai ten parašiau. Tai jie paskui susidomėjo, pradėjo man siūlyti, kad dar ką nors parašyk, nu ar dar ką nors. O jau aš pradėjau ten dirbti, kai buvau studentė, paskutiniam kurse. Jau tada aš įsidarbinau, aš jau turėjau. Nuo pat pradžių pusę, tada paskui visą. Dirbau tam jaunimo skyriu, man ten nepatiko, neįdomu man ten buvo. Na, mane tada į kultūrą permetė, o paskui jau ten nesutariau su ta vedėja, tos skyrius visi partiniai buvo. Vedėjai bent. Eiliniai ne visi. O vedėjai visi turėjo būti partiniai. Sakau, nedirbsiu aš su ją daugiau. Nu, tai šefas padarė per daug tą skyrių. Man davė literatūrą ir meną, ir teatrą, o tu ten, tai sako, tu važiuok ten per daug kultūrų važiuoji, pavyzdžiui. Mes su ją nesutardavom. Labai tokia buvo nemaloni moteris. Ten pradėjau dirbti. Tai tada aš jau buvau vedėja vienintelė nepartinė. Nu, bet numovė rankis, ten menas. Nebūtinai ten partiniam būti. O kas buvo propagandoj, ten daug skyrių tada buvo, tiek žmonių dirbo. Bet reikia pasakyti, nu, ideologija kaip ideologija. Mene, tai aš turėjau daug nemalonų, kai aš pradėjau rašyti apie Vaitkų ir Nekrošių. Man ten beveik nuimdavo tos straipsnius. Pavaduotojai tokie bjauri buvo. Šefas dar taip žiūrėjo pro pirštus. Sakau, aš kiekvieną premjerą važiavau į Kauną pas Vaitkų. Kiekvieną premjerą pas Nekrošių buvau. Aš paskui įpiršau į tą Lenkų festivalį Kontakt, tarptautinį kultūriniai buvau, tai pirmą kartą ten, nu, dėka manęs nuvažiavo. Nes aš pažinojau tą meistrą, kurį vadovavo tada Kristina, tam festivalį tarptautiniam Kontakt. Ir Kuršunovas pirmą kartą aš su jais važiavau, dar vertimą dariau į šitą. Avistą kartais dariau jau, kai buvo įdomesnis, koks ilgesnis spektaklis. Su vėlinėm važiavau su Vaitkum į Lenkiją, jį vežiau. Į tą rodė dar vėlinės, tai rodė virš 100 žmonių. Atsimenu vėlinės Vaitkaus. Nieko netilpo tas spektaklis, tik Varšuvos didžiojam teatrui. Operos ir baletė. Į tą jam orkestrovą. Ten vaidinu. Nekrošių vežiau, ten irgi pirmą kartą, paskui jau jie patys važiavo, jau be manęs kartais, jau paskui jau važiavo įvairiai. Bet porą festivalių, tai taip. Tai su jais visuomet. Kaip literatūra, tai aš nurašiau tenai, bet asmeniškai literatūrinių tokių kūrinių. Tai ne, daugiau esė, o daugiau mane traukė visuomet teatras. Man scenarijų nesunku yra rašyti. Ne, aš jau girdžiu, ko man reikia, kokią muziką man reikalinga, kokia man scenografija ten reikalinga. Aš jau matau tą spektaklį, aš jau matau, kaip čia turi būti.
Aš jaučiu tiesiog. Nu, čia jeigu nuo vaikystės tave tempia mama visuomet per visą, taip jau į kraują ėjo. Nu, bet to, tiek čia buvo ir dabar yra tiek įdomių asmenybių literatūroje ir teatre ir visur. Tai čia neperšoksi kitų. Aš ir nesistengiau man. Man kas įdomu, aš tą rašau. Aš čia tam červonų štandą, ašgi nuo ko prasidėjo, kodėl aš susidomėjau šitą, kaip tą liaudą ir tas Sienkiewicz, tai man ten įdomu buvo. Aš maža buvau, tai man tėvas skaitė, kai aš skaityti dar nemokėjau. Ten augdėmiečiam, potop, pirmas tai potop skaitė, man patiko. O paskui jau pradėjau domėtis ir pėdsakais važiuoti. Ir paėmiau tą potop Sienkiewiczaus tvanas į rankas. Pradėjau važiuoti, visus kelius apvažiavau, visus. Kur tik tvanės, ne tik Kėdainiai, ne tik Vadaktai, ne tik Mitrūnai Liubičius, bet kurie ten važiavo, net Klovainė kažkokie tai tokie skautai. Bet ten įdomu žmonės gyveno visuomet. Na, surasdavau, buvo tų vietovių, buvo visko, jau kai suradau ir autentiškų Domaševičių. Bet ir taip suradau tą, iki šiol mes bendraujam su juo labai glaudžiai, Domaševič iš Varšuvos, o jis ten gimė. Radau Butrimų taip pat, tenai pavardžių, paskui Patsunelėse, tai ladna Patsunelki, Painenki. Ten irgi rasdavau tokių kapinėse, eini per kapinės, matai, kad yra Domaševičiai, yra Butrimai. Nu ir taip, paskui Kėdainiuose. Bet to, labai man... Tam, kai grįžtu prie Milošovo, kai tik truputį liūdniau, tai ištraukiau knygą. Ar poezija, ar vėl ta Dolina Isai. Iki glaudžių tokių ryšių turėjome. Aš porą nuotraukų turiu, tai kai sutikinėdavau į čia aeroportą, kai atskrisdavau. Su juo tai mes buvom, kai aš rašiau tam teatrui, Labirint vadinasi buvo, tai jis tada buvo premjeroj. Ir mes tada norėjom su juo truputį atskirai pasišnekėti. Aš, Lilė ir tas Vladimiras Gulevičius. Nu, kai jis nuotraukos darė, jis gerus nuotraukos darydavo tada. Dabar dar neblogus daravo, nežinau, bet tada jis gerus nuotraukos darydavo. Ir mes norėjom atskirai su juo pašnekėti. Jis mums sako, žinot ką, sako, aš labai malonu su jumis noriu, bet mane čia va po spektaklio ambasadorių ten pas save lenku. Aš ten truputį pabūsiu ir pabėgsiu. O jūs pas mane ateikit tada į viešbutį. Sakom, tai kelintą čia bus. Nu, sakau, kokia 11. Vakarą, reiškia. Čia gegužė buvo, kai atsimenu. Sakom, gerai ateisim. Mes prasidėjome iki pat ryto, kaip pirmų troleibus, turėjome anksčiau išeiti. Tai jis ištraukė dar ten savo konjakų, na Milošas tai gali, Vėdra gali. Jis dar čia konjakus pradėjo traukinėti, apsirengė, paskui pradėjo pasakoti. Sėdėjau, nu faina buvo, nu, iki pat rytryse. Aš, Lilė ir Gulevičius. Ir jis man sako, mums sako, žinot, aš rytoj į Kauną važiuoju. Kaune turėjo būti susitikimas ten universitete. Vat nežinau, ką man daryti. Ką man daryti su tai Šeteinis. Taip galvoju, gal ten Antonį ten kokią fabričką pastatytų. Aš sakau, nu, į ką jūs darysi su tą fabričką? Sakau, ką Antonį ten sėdės kaip fabrikantas? Ar jūs ten važiuosit? Nu, tu, kom užvarandujame, sakau. Jeigu jums nepadegs, tai gerai, sakau, padovanokit jūs geriau Lietuvai. Tas Šeteinis, sakau, tai sutvarkys, dar jums paminklą pastatys. Pagalvoju, tarp patį maiščių, sakau, nu, tak maiščių, ką jis ten veiks? Nu, įdomus toks pakalbis buvo. O Šeteinėse, tai jo brolis tada buvo Andžai,
Nes paskui dar jau paskui glaudžiai su Andžejumi bendravom ir su jo žmona Gražina. Ir paskui pagalvojau, Dieve, kai greitai tas Andžejus paskui ją Nasvietą iškeliavo, netrukus žmona ta Karol tokia buvo, dar judri moteris, tada jis taip džiaugiasi, kad tokią žmoną turi. Ir va taip. Žmonės keičiasi, dabar jau kitaip, visiškai kitaip. Ten mišinys toks buvo daugiau toks anksčiau. Dabar jau daugiau lietuvių visur, kalbos jau grynai gatvėse beveik lietuviškai. –74, kai aš čia įsikėliau. Čia jau ne Vilnius, bet perprasti reikia kažkur tai. Jau dabar ne taip baisu, anksčiau tai, man atrodo, čia labai toli iki centro, dabar jau taip, kai jau Pilaitė apsistatė visur, viršuliškės kažkur. Aš kai atvažiavau, tai čia zuikiai bėgiojo.